7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Man tai kokias mintis atvykus į rinktinės stovyklą? Labai smagios. Nežinau, kaip kiekvieno mažo krepšininko svajonė atsidurti čia. Stebi per televizorių, dabar pats dalyvausiu, tikrai geras jausmas. Kiek netikėtas kvietimas buvo, tarsi paskutinę akimirką pakeitėt? Tai nežinau, turėjau gan neblogą sezono antrą pusę ir treneriai pamatė mano tobulėjimą ir manau pakeitė. Tai kažkokių vasaros planų nesujaukė? Ne. Manau, čia Lietuvos rinktinė yra pagrindinis dalykas. Kaip vertinti savo galimybės į 12-ką prasimušti? Nežinau, pamatysim, ką tik susirinksim, pradėsim treniruočių procesą ir pamatysim. Kaip praleidai tą laiką iki rinktinės stovyklos, sportavai savarankiškai, labiau ilsėjaisi, gal daugiau poilsio kūnui? Tai skiriau jo poilsio kūnui, vis tiek reikėjo atsigauti, buvo nelengvas sezonas, daug rungtynių. Turėjau porą savaičių kaip ir laisvų, o paskui grįžau į darbus ir dirbau individualiai. Man tai kitą sezoną lyg planas jungtis prie Žalgirio. Ką galvoja apie tos sudėties pokyčius, kuriuos padarė komanda ir apie naują trenerį Tomą Masiulį? Tikrai pavardės garsios, geri žaidėjai, Eurolygos žaidėjai. Treneris Masiulis irgi dar neteko susidurti, bet vis tiek lietuvis, manau, susibendrausim, susigyvensim ir kipsim į darbus. Ar yra testas užsienio žiniasklaidai ketvirtusio buvę akiratį? Nežinau, pats pirmą kartą girdžiu. Pats esi ramus dėl savo vietos Žalgirio, nėra jokių kalbų apie galimą nuomą? Taip, esu ramus. Mindaugas Kuzminskas, baigdamas karjerą rinktinėje, pasakojo apie savo atvykimą į pirmąją stovyklą, koks buvo jaudulys iš tiesų jo viduje. Ar dabar laksto drugeliai piliuje? Jo, tas pirmas kartas tikrai tie drugeliai, daug jūsų, daug visų kamerų, tai tas pirmas kartas tikrai gera čia būti.